So, big day. I hope that we will have the good mood at the end of the day. But we have to take the decision on the reparation loan. This decision is long overdue. And this is very important looking from the perspective of next and the year 27 for Ukraine, because the macro financial assistance, strengthening of defense capabilities is a key, is a priority for this country, and nobody can provide financial support in such amount as Europe. For us, as the countries of eastern flank, it's very important that in next multi-annual financial framework, the priority of strengthening of eastern border and external border of European Union is well presented, because right now, as we speak, Lithuania faces the threats from our neighbor Belarus. 600 balloons crossed our border since the beginning of October. 350 flights violated. 350 flights were just terminated. 50,000 passengers affected. So not talking about the reputational and economic damage which was caused by these balloons. Yes, from the simple point of view, maybe this is about smuggling, but this is not about smuggling, because we see the evidence that Belarus officials are standing behind this phenomena. This evidence is obvious. So I think we have to take the decisions. Technologically, we are still not there. Politically, we are united, and I highly appreciate the support from European Commission, other European institutions. We will do what we can in order to withstand this pressure, not only of Russia, but also its accomplice, Belarus. Also, it's very important to solve other issues. Enlargement, it seems very important issue for Lithuania, which is a country highly enthusiastic about the enlargement. We see four front-runner countries: Ukraine, Moldova, Montenegro, and Albania. And we hope that all of them will have the opportunity to enter not only enter negotiations chapters, but also to come closer to European Union in coming years. For me, the target date for Ukraine would be 2030, but I see in the peace plan even more optimistic date. It of course would be great if we will succeed, but right now we have to support Ukraine with all means. Sanctions on Russia and Belarus. Yes, we have to be tough. I think this is not the time to hesitate. We have to touch untouchables like Gazprom, like Novatek, like Lukoil, because only those bold decisions hurt, and they make a big impact on Russian economy, which is currently not in very good shape, and you know very well that economy is going down, and we have to put more efforts to make Russia feel the cost and price of its aggression. On the reparations of President, is it the only viable option at this point, and how are you going to convince Belgium? Okay, we welcome the proposition of European Commission about risk-sharing mechanism. Lithuania understands the situation of Belgium and some other member states affected. We are ready to participate in risk-sharing mechanism, that countries which will step in, that they should not be punished for their actions. Immigration policy will be one of the topics today. Do you think you have to change this policy? I think on immigration we have to understand that there are different kinds of immigration. And for example, my country faces so-called instrumentalized immigration or migration from the side of Belarus quite a long time, since 2021. And we have to deal with this by using the complex of measures. Of course, working with origin countries, working with transit countries,
building modern surveillance systems, and of course sharing the burden related to immigration into other member states. Lithuania always was a responsible member of this community, and we are ready to do it in the future. Unfortunately, what is happening in Georgia is not according to European understanding of democracy and democratic rules. I'm a little bit upset about the recent developments in Georgia because, you know, there's a lot of empathy in my country. Although Georgia is far away from Lithuania, we have very close ties, emotional ties, historic, traditional ties. And it's regretful to see that Georgia is not coming closer. Georgia is distancing itself from European Union until they will not realize that the rules of democracy, human rights, and the rule of law should be respected. I think the situation will be very complicated, and it would be disappointing for Georgian people, which are expecting that country will make bold progress towards European Union. Thank you. Thank you. Thank you. Šią savaitę tūkstantiniai protestai ir žmonės iš dalies prašo. Dabar matome jau baigiamą konfliktą. Įstatymų leidėjai bando įsikišti į procesą. Konfliktas prasidėjo tada, kai LRT taryba pradėjo vykdyti tą funkciją, kurią šiaip ir turėtų vykdyti pagal įstatymus, tai yra kontrolės, priežiūros ir strateginios planavimo funkcija. Kol LRT taryba buvo paprastas priedalis prie LRT administracijos, tol konfliktų nekildavo. Tačiau kai tik tai pradėta vykdyti funkciją, kuri šiaip jau yra visiškai suvokiama bet kokioje verslo ar politinėje organizacijoje, kad stebėtų ir taryba valdyba kontroliuoja administraciją. Kai tik šitai prasidėjo, ėmė kilti tokie konfliktai, kad maža nepasirodys. Ir štai šitoje vietoje aš tikrai norėčiau, kad visi nuramintumėm savo aistras, visi esame žmonės, visi galime turėti emocijų, tačiau siūlau labai konstruktyvę ir paprastą priemonę. Jeigu konfliktas pažengęs tiek giliai, kad, na, taip sakant, kelio į pradinį tašką atgal nebėra, LRT taryba inkorpore atsistatydina, administracija taip pat. Mes suformuojame naują LRT tarybą, formuoja visos institucijos, kurios tą LRT tarybą pagal įstatymus turi teisę teikti kandidatus, skelbėme naują konkursą ir tame konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai. Tiesą sakant, tai yra ta idėja, kurią aš štai dabar turiu galimybę jums išsakyti, bet tai yra labai suprantamas kelias, kuris, ko gero, net ir padarytų patį teisėkūros procesą nereikalingų, nes nuimtų tą įtampą ir išspręstų tą problemos kamuolį, kuris susinarpliojo ir dabar matome, kas darosi mūsų gatvėse. Tačiau, na, žinote, tai, ką aš dabar žiūriu ir matau mūsų Seime, man panašėja į hibridinę ataką prieš Lietuvą. Tiesą sakant, net ir balionų į Lietuvą dabar nebereikia siūsti, nes Lietuva organizuoja patys hibridinę ataką prieš save. Ne į gerąją mums pusę, nes teisėkūros darbas dezorganizuotas, mes matome komiškus pasiūlymus, kurie pilasi iš visų pusių. Na, galima paversti be abejo Seimą komedijos vieta 1-2 dienas, galima net ir visus metus paversti. Tačiau mes jau turime skaudžių pavyzdžių savo istorijoje, kuomet Seimas abiejų tautų Respublikoje nedirbdavo, ateidavo padalėjimai valstybės. Todėl aš noriu, kad mes aiškiai suprastume, mūsų laivelis geopolitinėme vandenyne yra pakankamai nedidelis, kad mes dar galėtumėm sėdėti ir siūbuoti jį. Ne.
Ir aš tai perdaviau socialdemokratams dar prieš pradedant šitą svarstymą. Juk buvo taip pat paskirta ir komisija, kuri turėjo įvertinti arba atlikti teisinę ekspertizę, buvo galima ramiai sulaukti išvados ir tada jau daryti tuos sprendimus. Taip kad dabar jau esame tame taške, kuomet, sakau, sugrįžti į pradinį tašką yra gana sudėtinga, tačiau aš noriu, kad procesas būtų, na, kaip čia pasakyti, vis dėlto valdomas, atsiribokime nuo emocijų, nes šiandien Lietuvai mažiausiai reikia tokio vidinio susipriešinimo. Šią temą paskutinis klausimas. Ar jūs planuojate vetuoti šis pataisas, kuriuose atsidūrė net Seimo narės Katino? Tai ką, vetuoti su Katinu? Ar priimti su Katinu? Tai apie ką mes kalbame? Ar kalbame apie rimtą įstatymo projektą, kuris oficialiai ateina į prezidentūrą, ar pasakojame anekdotus? Tai atsakymas yra labai paprastas. Aš dar kartą kartoju. Mes galime išspręsti šitą klausimą kitų būdų, nuraminti aistras, aš kviečiu Seimą tai daryti ir manau, kad tokia proga pasitaikys pačiu artimiausiu metu, jau pirmadienį susitiksiu su visų frakcijų vadovais, pasikviesime ir Seimo pirmininką, kad tiesiog ateitų pas mane ir išsiaiškintume visus aspektus ir pamėgintume ieškoti kelio iš susidariusios situacijos. Yes, we are talking right now about this. Lithuania is among the highest ranking countries according to Media Freedom Index, ranking number 14. And I think accountability, transparency are very important element of our information system. And we will continue to respect those rules in the future, and now I am commenting those issues to my mass media. Particularly Montenegro, we believe by the end of our presidency could be in a position to join. Yes. That would be an objective. Yes, gentlemen, it's a very tough issue, and it's very important to understand that security guarantees should be credible. If they are not credible, of course, it is not a factor of deterrence. So we strongly believe that there are several security guarantees. First of all, kind of Article 5 for Ukraine, provided by United States. Also deployment of NATO troops on soil of Ukraine. Of course, I know that Russia is resisting and Russia is opposing this idea. And strong Ukrainian army. I think those elements will serve as deterrent. We've already used the windfall element of that. So we will continue to explore ways that we can do this. But I think it is important that we get agreement today. It's important that Europe has cohesion today and unity on this question. Tai yra problema, nes kiti būdai nėra tokie paprasti, jie reikalauja vienbalsiškumo principo ir gali būti tiesiog nepriimti. Tai kadangi šiuo klausimu mes vis dar tikiu galime surasti sprendimą ir tą sprendimą turėtume surasti šiandien arba rytoj, mes negalime palikti Briuselio to sprendimo nesuradę, nes tiesiog tai reikštų, kad Ukraina pradeda metus turėdama milžinišką finansinį deficitą ir neturėdama jokių garantijų, kad tą deficitą galės padengti. Niekieno kito kaip Europos atsakomybė yra užtikrinti, kad Ukrainos reikmės būtų patenkintos, nes šalis yra kritinėje savo istorijos kryžkelėje ir tikrai šiuo metu mes Ukrainai turime kaip niekada stipriai ištiesti pagalbos ranką ir Lietuva yra pasirengusi tai daryti ir aktyviai dalyvauti. Turite galvoje apie biudžetą? Tai vėlgi, aš apie tai ir kalbu, kad tai yra vienbalsiškumo principas, kad šalis, kurios dabar aiškiai deklaruoja, ir tai nėra tik tai viena šalis Vengrija, bet ir matome ir Slovakijos, ir Čekijos naujo premjero pasisakymus, tiesiog konsensuso mes nerasime. Šiuo klausimu, pirmojų variantų, mes konsensusą galime rasti, kadangi kalbame apie
klausimus, kurie gali būti sureguliuoti. Šiuo metu pagrindiniai klausimai yra susijęs su rizikos pasidalinimu. Ir kuomet mes kalbame apie sumą, kuri šiuo metu yra mažesnė negu ta pradinė suma, nes mes tiesiog ir nereikia ateinančiais metais Ukrainai tiek. Tai mes tikrai tą rizikos pasidalimo mechanizmą galime surasti. Aš tikiu tuo, bet pamatysime po diskusijų, kaip pavyks. Tai vienas išmintingas žmogus pasakė, geriausiai apsimokanti politika tai yra vertybių politika.